Sveiki visi, ir vėl namie nėra ką valgyti, ir vėl mes žvejyboje, ir šiandien mūsų daug. Ir atvažiavom po 5:30, savaitgalis ir vieta užimta, tai mes turim planą B. Šiaip norėjom gaudyti feederių ir gaudyti metodų. Bet dabar gaunasi, kad turbūt pūsim valtelę ir mes su Benu plauksim su valtelę, o Edgaras, nežinau, kažkur gal ras atsitūpti, nes mašinų daug ir vietų mažai. Tai ką mes dabar darom, kol brinksta jaukas. Gražiai, maišiau ant 3 kg. Ir šiandien receptūra mūsų tančias, 1 kilas ir 2 kilai brėmės. Tai dabar, kol brinksta jaukas, nes drėkinti reikia, kaip sakiau, bent jau 2, o sensą dar geriausia būtų idealiai davesti, tai 3 drėkinimai. Tai labai taktiškai vietai mes čia maišomės jaukus. Gali būti, kad aš neplauksiu. Apsišiksiu nuo žirnių. Va, pažiūrėkit, kokie žirniukai. Nebijokit, čia mūsų draugo ūkininko, kai šapalus gaudžiau, tai pa šitą žmogų mainiausi žirnių. Į 2 karšius išmainiau maišą visą žirnių. Tai va dabar turiu patsipkiai žirnių. Tai čia nevagiam, nebijokit, mums leidžia čia skinti, bet jūs neskinkit, jums tikrai neleidžia. Tai va, mes dabar pažirniaujam. Mes dabar prisižirniaujam, pribrinksta jaukas ir varom, turbūt sėsim su plūdė. Ant vakaro turėtų rimt, bet kiek prognozių rodė, kad turi rimt, nes vakaras, mes dabar su Evaldu dažniau matomės negu su žmonom. 4, ne, tų ungurių nebuvai, 3 dieną. Aš jau nežinau. Per 4 dienas 3 kartą žuvaujam, tai įsivaizduokit, kaip jaustis su pidarastizmas čia kažkoks. Arba mes pas tave atsirasim. Va, hebrytė, matot, kaip kokiam ežerėlį mes su jumis čia, nepamės, spininkaut, man atrodo, buvę. Sunku labai kalbėti, nes Edgaras buvo šiandien atsakingas už alų ir kažkokius 2 butelius atvežė, aš vos išplaukiau, žinokit. Nu, nedaėjo. Ne ten. Nu, žodžiu, čia bus blogai, mes gal tu. Tai va, papasakosiu, aš dabar biškį toksai apšiušęs. Sėklius, kai matot, va čia va žolytė, ir išėjimas į sėklių ir turėtų būti lyno. Nebus lyno, nes lynas neršia. Koska gaudė, 2 dienas skambinau, lynas neršia, tik karosai. Ką mes šiandien gaudysim, nežinau. Stavkė buvo ant lynų. Karosų čia yra, nu bet labai retas svečias. 20 lynų, 1 karosas. Taip, bandysim pagauti karosą, ką mums. O, surinkau ją kažką. Nešrys. Pas mane. Pas tave irgi. Nu va, įdomus jums ne filmas, vėl galėsim persirišti. Ir vėjo nėra. Atrodo, nėra kur, nėra kaip. Nepirkit gubernijos. Nepirkit gubernijos, gerai, lambačiarą. Tu bėg. O dabar mes pinsim. Varysime šią spiningaut. Situacija tokia. Mes šiukšlės gaudom masiškai ant zikelio. Daugiau kaip ir didelės žuvies nei parausia, nei kažkas. Visiškai. Raudonos čia turi būti kažkur. Kur mes baigiam? Tai va dabar štampuojam, kai aš sakau, tą foną fotografijai. Nes kad pasidaryti fotkę gražią su žuvim, reikia, kad fonas būtų. Tai va pridaužai raudelio fonui ir tada įdedi kelias gražias žuvis. Ir gaunas labai gražus foto. Tai va dabar mes dirbam ant foto.
Ne, kaip ir sakiau, kol nėra didelės žuvies taške, kankinamės, Evaldui daviau, kankinamės su raudelėm, mešeriukais ir visokiais babukais. Edgaras irgi, kiek matėm, nieko netraukė, tuo aš telepatiškai susibendrausiu. Edgarai, yra kas nors veiksmo? O normalių kibimų? Mums nebuvo nei vieno. Nu, va, matot, telepatiškai susibendravom. Beveik mintim netoli sėdim viens nuo kito. Pirmą kartą, kai aš sakau, va, sėdim su Evaldu, atrodo, pirmą kartą šią vasarą ramus, štilius, kažkoks kosmosas. Net nepripratęs. Vėl važiuoja, ateik čia. Oi, žiežula. Štampuojame Edgaras su metodu. 2 meškerės trenkės. Kaip senas fiderastas, gerai neprašovėm, aš labai norėjau su plūdelė. Kaip sakiau, jeigu yra galimybė gaudyti su plūdelė, reikia gaudyti su plūdelė, nes plūdelė yra romantika. O fideris yra tada, kada su plūdė neina gaudyti. Tuoj pažaisim vis tiek, aš galvoju, ten pradės, nu kažkas turi išvažiuoti didesnio, nu netikiu, kad nebus. Jo, turėjau šert. Pala dar vieną, bet taip kimba, kol turi šį. Kažką negerai padariau. O, atsipinėm. Nu, va, matot, ne? Online. Su švinais nukandau? 2 dės iš to balto. Gerai, pašalinau konkurentą. Nereik čia man tų konkurentų. Kai reikia kas savo ir draugo, visada kaskį draugo patarimas. Tada tu savo normaliai žuvauji, o va draugas ryšas. Ko tau reikia švinų? Balta dėžutė. Nebėra. Kas šį dabar dalas? Tai aišku. Va šito va negerkit. Labai sudaužė. Labai sudaužė. Iki dabar dar apšiušė. Bus gerai, jaučiu, žinot, toksai būna, kaip jums pasakyti, toksai, negaliu apibūdinti, kai ką nors pjauni, pavyzdžiui, arba su kokio atsuktuvo ar pjauni ir jauti, kad tuoj nuslys ir prakalsi ranką. Nu tai va dabar toks jausmas, kad turi prakalt gerą žuvis. Bėn. Skris. Žuvis? Nelabai, bet tai gražiai išvažiavo. Pažiūrėkam vakaro kokių. Net baisu kelt, bet gražios kokios. Bet ne tas, ko laukiam, ne tas. O, čepsius. Čepsius? Raud. Nu taip, išvažiavo gražiai, ne? Gražiai. Rauda. Linų nėra neįdomu. Špilį-vilį daro lynai, špilį-vilį.
Taukim mano. Dabar taip. Bet tai kokio dydžio kuvaldos. Tas mikrodų. Jau mes sugalvojom, kad varysim su avižadrebiu. 650. Nina pim. Ranka tai nemaža. Filmuot nefilmuojam, bet tų raudelių va tokių kosminių tai pagavom tikrai nemažai. Bet kol kas nei vieno bonuso. Telepatiškai buvom susisiekę su Edgaru. Kiek Edgarai karosų? 2. Edgaras 2 karosus. O mes raudelius. Nu, tuoj pritems. Gal bus gerai, jau sunkiai plūdę matom. Vėjas vėl kyla, visiškai pasikeitė. Buvo štiliukas gal kokias geras 2 valandas ir pranešė nuo 10. Tai va dabar po 10:04 ir vėjukas prasidėjo. Nu, pasėdėsim iki 11, jei nebus čepsiaus, tai imsimės namo. Tai ką dabar daryti? Bet jeigu bus čepsiaus, iki ryto. O, man kažkas krapšto. Tas, baisi žuvis. Nežinau, jie ar ne. Jie į žolėse. Tenai va žolės krūtina, jie. Ką daryt? Ajai. Ajai, hebra, tiek pralaukiam. Pats tas vakaras ir taip į žolės lindo. Čia ir bėdas iš to išimti. Jo, bet čia graži žuvis buvo. Įdomu, nėra ar ne? Nebejaučiu. Eik, tu savo yra. Bet tai neatrodo, to žolės tokios baisus. Gerai išėjo čiaps. Eik, tu hebrytė, kaip abydna. Iškart matęs, kad gera žuvis. Bandyt vietą degint, inkarą nuimt. Noriu padėti. Ne, išėjo. Išėjo. Nebus sulydęs. Bet ar nebus gelto? Ne, baltas. Ne tokia ir baisi. Edgarai. Įvarėm. Mažučiuką. Pradžioje atrodo baisus, bet į žolės įėjo, tai nebaisus. Vietos nedeginam. Ir vietos nedeginam. Matau dabar geltoną antenėlę, dėl ko sakau, visi perkat raudonom, pasivaldo raudonos nebesimatė. Užsidėjau geltoną ant burbulėlio paaukštą. Ir mes dar išmokom su jais gaudyti. Jeigu gramas, tai dabar dedam 2 ir guldom ant dugno. Ir kad išlindęs būtų. Pusiau donkė. Ar vėjas neša, tai šitą vasarą tokia vėjota. Tai sugalvojame šitą, žinot kada? Kai juodus lynus gaudėm su jumis. Ai, gražuolis. Ant dzikelių. Net neina pimti. Nu. Kur? Gražuolis. Nu ką, atėjo laikas. Pabūsim su švieselėm. Man labai patinka raudona.
Ir žiebtuvėlis labai padeda, ypač kai seno šviesukė susilikę. Raudonas spalva ne taip gliūčina. Nu dar reikia Evaldui iššaut normalią žuvį. Jį suraudėm, čia atsižaidė gražiai, tikrai pagavo link puskilio tokių žiežulų. Bet vis tiek reikia dar po karosą įvaryti. Ką, senai neturėjau tokios prastos žvejybos, bet ta prasta, kad tik nepagavom to žuvies, kurią gaudėm. Jeigu šiaip ėmant žuvį, chebra, pažiūrėkit. Kaip visada apie 5 kg, gražuolis karosas ir raudės fantastiškos. Paleidžiam žuvytę mes ir baigsim, žinot ką, ekskursijos dalis. Įsijungsim, turim galingus prožektorius, pažiūrėsim, gal kažką matysim. Labai čia ežerėlis skaidrus vanduo. Tai saulažuvės daug matos. Matėm, kai lydekas geras praplaukė. Tai ekskursijos dalis, gaila, žeberklo neturim. Viena nustypo didžioji, liks garniam. Toks va vasaros gavom nuo Fiderasto, Edgaras padarė mus 2-1. 1-2. Ir abu du mes dviese gaudėm. Ir nėra, bandėm pažeberklaut, praplaukėm su prožektorium galingu ir įsivaizduokit, nematėm nei vienos žuvies, nei lydekaitės, nei karoso, nei lyno, nieko. Štai matėm lydeką. Kažkur pasislėpė nuo mūsų, jo. Neblauginė šiandien. Nežinau, gimė, negimė šitas video, jeigu gimė, tai toksai silpna žuvim, bet mum emocija gerai ir aš dar žirnių prisirinkęs, tai ko norėtų, o ryti darbą. Tai tokie vakarai gražus, reikia naudotis progą.